Tarnystė ir kūryba - tai pokalbis su rašančiu kunigu poetu Robertu Urbonavičiumi, kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Kunige, jums šie metai sukaktuviniai. 2014 m. gegužės 18 d. jūs išventintas į kunigus. Taip pat skaitau, kad prieš 10 metų pasirodė jūsų pirmoji kūrybos knygutė, o masinis tiražas buvo išleistas po metų 2015 metais. Tai kada jūs pradėjote rašyti, ar dar prieš stodamas į kunigų seminariją, ar seminarijoje, ar jau baigę? Savo malonumui tai turbūt rašinėjau, kiek atsimenu, gal nuo paauglystės, o spaudai viešiem dalykai, tai turbūt seminarijoje prasidėjo, nes ir tai ne mano iniciatyvos, bet kadangi ten buvo ne tik aš vienas rašantis, bet daugiau buvo, tai buvo tokia mintis išleisti kažkokį kaip kūrybinį almanachą, kaip kažkokią knygutę, tai ten tiesiog buvau įtrauktas į tą sąrašą, tai pats turbūt savo noro ar savo jėgomis nebūčiau to ėmęsis, tai ta tokia kūrybos gyslelė turbūt lydi senai. Ir jūsų kurse buvo daugiau rašančių, kaip ir jūs? Mano kurse tai vienas buvo kursinis Nerijus Pipiras kunigas, jis jau daugiau parašęs knygučių. Ir bet aš su juo tas esu kelis išleidęs, nes jisai labai toksai uolus, jis, kaip sakant, ne aš pritingiu, jisai tos visus, kaip sakant, sumaketavimo, platinimo darbus pasimant savęs, tai man lieka tik tai laurai. Kunige, o kas jums arčiau širdies, poezija ar proza? Aš tiesiog net kaip įvardinot mane poetu nelaikyčiau savęs poetu, tai tiesiog galbūt, ką aš rašau tokias, yra daugiau kaip tokie prozos, dramos tekstai, tokie eiliuota proza, nes tik tai nes poezija vis tiek reikia žiūrėti ir tos, bent klasikinė, sekant klasikinę poeziją, vis tiek ritmai ten, kad viskas sutaptų, aš tokia daugiau kaip, sakyčiau, tikrai eiliuota proza, man yra artimiau. Kas iš Lietuvos kūrėjų jums yra toks sektinas pavyzdys? Turbūt net negalėčiau vieno tokio net įvardinti, sakyčiau, kad kažkaip turėčiau, argi kažką lygiuočiausi, tai tiesiog rašydamas negalvoju, kad va čia galbūt reiktų kaip tas ar anas rašyti, tai tikrai neįvardinčiau tokio. Kunige Robertai, kaip žinia, dabar išleisti prozos ar poezijos knygą, nėra sudėtinga, tačiau labai sumenkia tiražai. Kaip jūs manote ir pastebite, žmonės dabar mažiau skaito, daugiau skaito, ypač poezijos, daugiau laiko praleidžia socialiniuose tinkluose nei prie knygos? Turbūt, ką įvardino, turbūt visi tie atvejai, aišku, didelis pasirinkimas dabar, kaip sakėt, galima leisti, kas nori ir kada nori ir kiek nori, tai aišku, kuo didesnė paklausa, turbūt mažiau tada ir pasirenkama kažkokių dalykų. Antra, aišku, turbūt socialiniai tinklai visada laimi prieš knygas šiais laikais. Trečia, turbūt kiekybė leidimų nebūtinai reiškia tos turinio kokybę. Aš taip juokaudamas sakau, kad šiais laikais, jeigu gali rašyti, tai nerašyk, išgelbėsi pasaulį, nes tiek daug visko prirašyta, kad ir tikrai ne pačios geriausios kokybės, tai tikrai aš irgi savo kūrybos nelaikau kažkokio, kad jau būtinai turi pasaulis sužinoti, nes kitaip praras kažką, tai tiesiog manau, kad galbūt ir tų tokių vertingų tikrai nėra labai daug, gal dabar kiti girdėdami užpyks ant manęs. Žinot, aš nesu didelis jūsų kūrybos žinovas, tačiau tai, ką paskaičiau, tai taip gilu, taip prasminga, kad ne kiekvienam įkandama perskaityti ir suvokti, ką jūs norėjot parašyti. Kunige, Lietuvoje rašančių kunigų yra, kaip ir jūs, ir daugiau. Ar jūs kunigai, kūrėjai, kaip nors artimiau bendraujate tarpusavyje, padiskutuojate kūrybos temomis? Turbūt nelabai yra kada ir aišku, tas vis tiek kaip kunigo, manau, kad kunigo pašaukimas, pareigybė vis tiek yra pirmoje vietoje, ta kūryba tampa tokiu, kaip sakyčiau, hobi, kaip asmeninė asmeninės saviraiškos erdvė, tai aišku, vienas kitą žinom tie kūrėjai, bet dažniausiai būna skirtingos parapijos, skirtingos vyskupijos, tai turbūt tas tokio kažkokio, gal net būtų gera idėja turėti kažkokį rašančių kunigų klubą ar kažką, sakant, bet turbūt tokio didesnio bendravimo tai nėra. Gaila, dažną sekmadienį Bernardinų LT portale skaitome ir klausomės jūsų
parengtų sekmadienio meditacijų. Papasakokit, kunige, kaip gimsta šie kūriniai, juk juos reikia ne tik išmastyti, bet ir parašyti ir taip toliau. Tai turbūt, kaip įvardinot, ta seka ir gimsta tiesiog. Kadangi tai yra, konkretus tikslas sekmadienio homilija, tada aišku, mastai tuos skaitinius. Ir turbūt pirmiausia, bent aš tokius, kaip sakant, vadovaujuosi egoistiniu modeliu, kad ar sakant homiliją, ar rašant homiliją, sakyti, kas tau pačiam įdomu. Ne tai, kad ką turėtum pasakyti tarsi, bet kas tau pačiam įdomu, nes jeigu tau pačiam tai įdomu tave užkabina, tai turiu vilti, kad užkabins tą, kuris klauso ir skaito, nes jeigu sakai ir rašai tik iš reikalo, arba kad kažką ten parodyti ar pasirodyti, tai manau, kad ne. Jeigu tavo širdies tai neužkabins iš kur, tai turbūt tas yra. Čia irgi kūrybos dalis, tai tiesiog rašau tai, kas mane paliečia, kas man atrodo svarbu tuose skaitiniuose, ar kas toje, tą Dievo žodį, sakytume, galvoju, norėtų pasakyti toje tiems skaitytojams. Tai turbūt čia labai džiaugiuosi dėl šitos užgimusio bendradarbiavimo su Bernardinais. Tai tikrai, kaip sakant, turbūt nežinau, ar kokie kiti kunigai gauna tokią, kaip sakant, auditoriją kiekvieną sekmadienį arba šeštadienį skaitytojų ratą. Tai tikrai dėkoju religijos skyriaus redaktoriui ir visiems, kad tikrai leidžia tą misiją vykdyti. Tai manau, kaip kunigui, tai pirmoji svarbiausia kūrybos dalis, tai yra ta homilija, Dievo žodžio skelbimas. O mums tai didžiulė jūsų dovana. Dabar prisipažinkite, žinau, kad nemėgsta kūrėjai patvirauti. Ką dabar rašote, arba kada pasirodys jūsų dar kažkokia tai knygelė ar rimta knyga? Tai kaip pirma, šiek tiek kalbėjau apie tai, kad šiaip toks, kaip sakant, prisipažinti liepė, tai galiu sakyti, kad esu tinginys, tai mano mintyse labai daug svajonių ir apie ką rašyti ir ką daryti, bet aišku, pirmoji vietoje gal tos kunigiškos pareigos neleidžia visko įgyvendinti, o antroji vietoje labai, kaip pagalvoju, kad reiks tada spaustuvės siūsti, paskui reikia daryti pristatymus, ko aš labai nemėgstu, šiek tiek esu introvertas, kaip sakant, kunigystė verčia būti ekstrovertu, bet man geriausia, kai nereikia būti viešai, ypač kai liečiam mane ne kaip kunigą, sakytume, kaip asmenį Robertą, tai jeigu koks kursinis paragins, kad galbūt reikia leisti kažką, tai gal manau ir bus, o šiaip man įdomu, turbūt įdomiausia yra apie biblinius personažus rašyti, tiesiog įsivaizduoti, ką jie jautė vienoje kitoje situacijoje, tai yra tas toks kartu ir meditacija, kartu ir kūryba. Tai jeigu viešpats ir žmonės paragins, tai manau tikrai išvysim kažką gražaus. Ačiū Jums, kunigė, už padovanotą laiką, linkime kūrybinės sėkmės ir su artėjančia labai gražia jūsų sukaktimi. Tai buvo pokalbis apie tarnystę ir kūrybą. Mūsų pašnekovas buvo kunigas, poetas, rašytojas Robertas Urbonavičius. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.